Labas visiems, su jumis sveikinuosi, aš Antanas ir šiandien aš turiu staigmeną savo draugeliui. Jis pusę metų manęs prašė, kad mes varytumėm į kažkokią kelionę, į Bernų tripą ir man kaip tik pasiūlė ir guru varyti į Egiptą, išbandyti viešbutį ir tuo pačiu parodyti jums, kaip atrodo nuotraukos internete dalykai ir viešbučiai ir kaip iš tikrųjų, kokia yra realybė. Todėl Eimantą pasiėmu kartu į kelionę išbandyti Egipto viešbučio, o jis net nežino, kur mes skrendam. Pasakiau tik vieną hintą, kad varom ten, kur šilta. Sudėjęs daiktus, tu pasiruošęs varyti? Nevyk. Kaip jis paus? Ten, kur šilta, ne? Taip. Nu ką? Ready? Pasiruošęs. Justinas dabar labai liūdi, nes jisai niekur nekeliauja. Taip, aš džiaugiuosi, nes galėsiu vesti renginius, o ne išvertęs pilvo gulėti. Smagiai pasibūkit, pasideginkit. Pasideginsim, jūs pašalkit. Mama, I run deep in my thoughts when I didn't have it. Sleeping on the floor, wishing it was a mattress. Now I'm in Hollywood with actors and actresses. Where everybody bougie, latest trends and fashions. Nu ką, Eimantai, tu jau žinai, kur tu keliauji, mes varom į Egiptą. Wow. Tai yra nice. Šiaip turiu pasakyti, tai yra pirmas kartas, kai aš keliausiu į kitą žemyną. Pirmas gyvenime kartas, kai paliksiu Europą. Viskas, dabar mes jau varom į lėktuvą, mūsų laukia kelių valandų skrydis ir būsim Šarme. Po 2 valandų, labai gerai. Na ir mes esame jau pagaliau saulėtame Egipte. Kol kas apsiniaukę, dabar yra 8 ryto. Nelabai miegoja, bet su gerom nuotaikom. Dabar einame susirasti mūsų autobusą ir važiuosim į mūsų viešbutį pavadinimu Paroti Beach Resort. Aš jaučiuosi kaip mažas vaikas pirmą kartą kažkur tai atvažiavęs, nes taip ir yra. Aš esu šokė, wow. Nu tikrai nesitikėjau, aš tikėjausi, kad bus gerai, bet kad taip gerai bus. Ganėtinai geras atrodo viešbutis, viskas gražu, švaru. 5 žvaigždučių čia yra. Visą šitą matęs esu tik filmuose ir skrajutėse. Dabar visą tai išgyvensiu, tai wow. Kaip yra faina, kai žmogus šitaip džiaugiasi. Wow, man smagu, kad tau patinka. Gavom mes dabar kambarius, korteles ir mes gavom upgrade'ą. Pamatė, kad filmuoju, tai mum upgrade'ino į premium patį geriausią, patį naujausią kambarį ir jūs tuoj pamatysit, kokio gražumo kambariai. Čia galite matyti mane. Makiažas. Ir tada pats nuostabiausias dalykas. Tai yra va šitas va vaizdas, kurį mes gavom į visą pasaulį. Aš noriu eit valgyti, aš noriu pailsėti. Jam žink šitą momentą. Nu. O minkšta bent jau? Ne visai. Ne, bet patogu labai. Išėjom į miestą, kuris yra realiai kitoj gatvės pusėje negu mūsų viešbutis. Apsivaikščiosim visas parduotuvės įmanomas, pažiūrėsim, ką čia mums siūlo, ką čia mums parduoda. O mūsų šiaip užduotis yra dabar susirasti SIM kortelių, nes interneto čia beveik nėra, nes viešbutis sako, kad čia, yra internetas, galite naudoti visur, visoje teritorijoje, bet jisai neveikia. Tai šiandien visą dieną nuo pat ryto esam be interneto. We want to know the prices. How much does it cost? 12? Yeah. 36, 17. Can you make a 20 gigabytes for 10 euros? For 11. But- $1, $1, $2. Discount. Come on, let's make a $10. Nusipirkę SIM korteles ir turėdami interneto išėjome ieškoti ekskursijų, ką nuveikti Egipte. Ir žinoma, pasiruošęs derėtis ir gauti geriausią kainą. Tell me the price, because I'm actually collecting the information, like I'm walking around. You know, I want the best deal. So right now I'm just asking, what's the price to go on a Magic Onion? You have to know 23, so 40 euro. 40 euro for both of us. Su šiuo ponu kalbėjomės apie 30 minučių ir pagaliau pavyko numušti kainą nuo 35 eurų iki 15 eurų visos dienos kelionė į kanjoną. Noriu į klubą. Tai einam pažiūrėti, kur čia galima rasti jų Egipte. Can I ask you, do you know where I can find a club Solitaire? Club here.
That, yeah? Yeah. Thank you so much. Žodžiu, mes nuvarėm į tą klubą ir galiausiai sako, ateikit, pažiūrėkit, čia yra visai žmonių. Žiūriu, 5 žmonės šoka ir sakau, tai kiek kainuoja? Sako, 33 eurai. 33 eurai. Žodžiu, situacija su klubais Egipte yra labai nekokia. Mes už tuos pinigus geriau nusipirkom daug tripų. Kadangi Eimantui yra labai daug pirmų kartų šioje kelionėje, jis nusprendė išbandyti pirmą kartą masažą. Nu. Wow. Patiko? Aš dabar jaučiuosi taip, lyg būčiau debesyse ir pats lengvesnis už debesį. Nu, žodžiu, tai čia dar buvo pirmas masažas, manęs dar 2 tokie laukia, panašus kažkuo, tai aš neįsivaizduoju, kas čia bus, bet tai bus pasakojimas. Jeigu jūs galvojate, kad keliauti yra brangu, tai šiuo metu nėra brangu. Imkime kaip pavyzdį Airguru, jūs dabar galite rasti įvairiausių pasiūlymų nuo 100 iki 300 eurų. Jum įeina skrydžiai, maitinimas, viešbučiai ir 7, pavyzdžiui, naktis. Nes tikrai būna iš savo patirties, esu išbandęs įvairiausius viešbučius. Jeigu Egipte ar Turkijoje imi 3 žvaigždučių viešbutį, tai jisai tikrai nebus labai pats geriausias, bet jūs mokat labai pigiai. Tai kaip ir negali skųstis. Tai man pačiam buvo labai įdomu, ką jūs galite gauti už tokią sumą 7 naktim, su viskas įskaičiuoti. Labai įdomu ir pačiam pamatyti, ir jums parodyti, ko galima tikėtis ir kokia yra realybė. Maisto pasirinkimas nėra pats didžiausias kaip 5 žvaigždučių, bet palyginus dažnai keičia maistą. Tiek per pusryčius, tiek per pietus ir vakarienę gausit skirtingą maistą. Penkių žvaigždučių viešbutis, kad ir pats pigiausias, bet jaučiasi švara. Paplūdimys yra gražus, sutvarkytas, kambariai gražus, nesmirda. Tai man čia yra labai svarbus dalykas, kai tu keliauji, kad jaustumės fainai ten, kur miegi ir gyveni. Ir kai važiuoji 3-4 žvaigždučių viešbutį ir moki 100-200 eurų, nelabai gali skųstis, nes vis tiek esi kitoj šaly ir savaitę laiko tu esi aprūpintas viskuo. O žinai, ko aš noriu? Eima, žinai, ko aš noriu? Aš noriu vietinių rūbų. Tai čia supermarketas. Hello, sir. Can I ask you, do you know where can I buy local clothes? Like this? Yes. Where can I find any shops? Yeah, I need like cheap one. Yes. I need cheap one. Okay, I wanna see. Okay. Aš noriu būti egiptiečiais, man leiskit būti egiptiečiu. Jis dėl mūsų atrakina naują šopą. Žodžiu, žmogus turėjo gerą vakarą, kažkur tikriausiai bare jau sėdėjo su draugu gėrė ir viršininkas paskambino, sako, ateik į parduotuvę, nes turim 2 žmonės, tai yra mus, ir sako, atidaryk jiems parduotuvėje, nori apsipirkti. This your size. My size, big size. This your size. Why you're laughing? Bit too small. Wow! Habibi! Welcome to Egypt! Iššūkėlis tokį rūbą užsidėti. Šiek tiek nesam labai kūdi. Reikia XXXL. Is it XXXL? Yes, 2X. Eik tu kaip gerai atrodai. Man žiūrė. Seni belekas. Wow! Nice! Wow! We're buying, we're definitely buying. Okay. So, what's the price? This 30 is make it 30. And 30 60. What? It's expensive. Why? I make it good deal, you know, this is good work. Okay, wait. This one Yes. and this one. Yeah. 20, 20. And make a deal, we go. And you're happy. Look. It's only check. I have But you... no money. You see, 20 euro left. Okay. Okay. I believe you. Okay.
Labai norėjau vietinio rūbo. Jisai norėjo 35 eurus už visą komplektą, sumokėjau 20 eurų, nusidėrėjau. Cotton 100%. Yeah. This is my friend, he made the best deal. Thank you so much, sir. مبسوط Mabsut, معانا Mahanin, شرم Sharm. everything is okay. Everything is good. Mabsut, Mahan, Sharm. Salam aleikum iš Egipto ir šiandieną ryto mes pradedame nuo to, kad važiuosime į kanjoną. Jela. Jela. You're the guide? Okay, salam aleikum. O dabar mums važiuoti 160 km iki spalvotojo kanjono. Mes dabar atvarėm į dykumą ir dabar Eimantas pirmą kartą savo gyvenime pabandys jodinėti ant kupranugario. Su to sijonu. Jo, kaip nepatogus to sijonu. Žiauriai keista sėdėti ant kažko kito, nei ant arklio, nes esu su arkliu jojęs, bet su kupranugariu neteko. Bet so far so faina, šiaip žiauriai sunku išsilaikyti. Ir aš tiesiog... Varyk vienas, senis tave paleido. Aš tiesiog varau vienas, kodėl? Aš nežinau, kur aš esu dabar visiškai nuo jo priklausomas. Aš nežinau, ką aš darau. Esam dykumoje ir pagaliau lekiam į džipą ir važiuosim dabar į kanjoną. We are too big. Yes, no, it's for 2 persons. Yes. Good music. Esame jau tam kanjone. Kol kas. Nieko ypatingo nežinau. Lipsim dabar kokį, sakė, 10 metrų žemyn. Laukia iššūkėlis. Davai, bandyk. Su tais sijonais, tai čia tokios problemos. Bandyk. Net pradedi gal supras moteris po truputėlį. Taip. Nu. Per storas, o ne? Ne per storas, o per sijonas. Nu, ne per storas? Per sijonas ir man. Per storas, man atrodo. Wow. Reikia jau susimastyti gyvenime, kai tu pro šitokią uolą nepralendi. Gerai, atsiemu visus žodžius, ką sakiau, kad čia, tai čia yra labai gražu. Viena gražiausių vietų, ką mačiau. Šiandien tai tikrai. Na ir galiausiai atėjo mūsų paskutinė diena Egipte, bet mes dar nusprendėme išbandyti keletą pramogų. Lemba, aš įsivaizduoju, kaip tau turėtų būti sunku laikyti su viena ranka, nes aš vos su dviem išsilaikau. Aš išsilaikysiu! Piestiet. Daug šniūrų, bet smagu. Kol kas so far so good. Na ir čia mūsų kelionė Egipte ir užsibaigė. Labai noriu padėkoti, kad žiūrėjote. Su jumis buvau aš, Antanas, Eimantas, ir mes jums sakome iki greito, iki.